Labą dieną visiems. Sugrįžtam jau vasarą. Paskutinis video buvo tai ankstyvus pavasaris. Tai va, galim parodyti, ką čia turim šiai dienai. Tai turim iš pavasarinių 2 atsivedimų, iš 2 vadų. Tik po vieną palikonį, nes ten buvo visokių reikalų. Sušala kiti, išleisdavau išripuoji. Tai va čia viens triušiuks ir iš vienos vados. Ir turėjom viršau dar kitą biškį vyresnį mėnesių. O, čia patelė ir. Netoli 4 mėnesių jau jie ir. Kon turėjom dar naujienų, aišku, kad ten mažas vadas tabau, tai kergėm antrą kartą. Čia mama, dabar biškį darėm kitokį variantą. Įkėlėm tokį tam vadinamą periklą ar namėlį tokį vat, kur galėtum leisdą susikrauti. Prieš 10 dienų iki atsivedėm įkėlėm. Tai va šiai dienai rezultatai biškį ir geresni. Čia savaitės laikai yra jaunimėlis. O, tai parodysim. O, tokia iš ta graži. Netgi 6 triušiuką gyven. Kodėl 8 dėžį čia įkėliau, nes nežinau, bandžiau taip iškreikti ir triušiau leist susisukti leisdą, bet kad ir jau patelis nėra jaunas, bet kažkaip nesėkminga abejom buvo, ar čia sutapims ar ne. Kažkaip nenorėjau rizikuoti vėl antrų kergimų. Nes pat žinot, jeigu maža jaunimą, tai irgi toks itin triušiam. Neišsipentų jau ir nėra gera, Reik, kad kažko neužaugintų ir mane. Tai va, antrus kergėjams jie atsivedėm sėkmingesnis. Prieš savaitę sulaukėm, tai 6 gėjami, 6 yra aukulkas, viskas kaip ir gera. Su ta mama. Turėjom čia kitą mamą. O, čia yra irgi kita mama. Irgi ir sukergta prieš savaitę, kaip ir kergėjom sėkmingas. Dabar šiandien išsivalėm narvus. Ir turėtumėm apie Liepos 10 kažko tai sulaukti. Irgi bandys tam pat variantą. Tur davėm tokį pat namėlį. Ir įkelsim Liepos 10 dienų iki terminą. Įkelsim anato namą. Į namą, aišku, kai įkel, tai įdedi namą. Ienon įdedi šiaudų. Įdedi šiaudų, kaip matot, čia ir toks uždės burtėlis, tai čia gaunas apie 10 cm pakėlėjams, kad tai triušiuką neišrupuotų dar per anksti. Bet man paskiau jau pat belikus 1-2 dienom, ten, ar netgi per paskutinį ton naktį, ant prisineš dar ten kikrek, prisipeš ir viskas įtvarko. Jo, dabar ir tai būdavo neagresyviai, bet dabar ir labai suagresyvėjęs ir saugo vakus, tai tas ir vis laik būdinga triušiam. Teik rujos metu, teik atsivedus, čia matyt natūralus ir instinktas saugoti savo jaunimą. Tai va, naujienas toks, kaip ir neblogas, sakyčiau, šiai dienai. Tik kad tų ankstyvų pavasarinių vakų, tai ir tai turėjom 2 vyresnį, tą kai tikrinau patelį, tuo jaunesnį netikrinau triušiuką, tą kas ten įtoks. Čia į patelį, tai nežinau, matys, kaip ant čia auks, kaip atrodys. Ir žiūrėsim, įsivertinsim, gal pavyks įsivertinti per parodus. Žiūrėsim, kon roda, kaip auga, viskas tvarko. Jei viskas tvarko, ana turėtum vaikins parvažiuoti
iš Lenkijos. Jeigu viskas gera, ten su parvažiavim, tai Liepos pradžia turėtumėm sulaukti ir vaikino. Ir turėsim atšviežinti kraują, kaip sak. Jeigu viskas tvarkoje. Tai va, toks trumps naujienas iš triušių. Kadangi dabar gan šilta pas mus čia ir 25 šiandien. 25 laipsnė. O triušidė turėjom 19. Tai mūrinė triušidė ir mūrinis pastats, tai visai 6 laipsnės kertoms ir. Tai kaip ir nebloga. Un vėsesnis vasar. Ir kai pradėt šalt visai prilaik. Temperatūra, netaik staigių tų kritim. Tai kaip ir mūrinė triušidė visai, sakyčiau, nebloga. Aišku, durys yra atidaras vis laik, bet ant durų vis uždėjus tinklėlį. Tai jau galės parodyti. Va, kaip matot, yra duris. Betonas ir su tokiu dvigubu, tai čia atsidara. Čia yra uždėtas toks tinklėlis ant durų. Ir uždarius šviesai jan. Ventiliacija gaunas, aišku. Bet to pačiu mažiau turėjom ir muselių, udų ir visų kitų, kad nori lysti čia į ton triušidį. Šiaip tas ir variants geras. Ir patarčiau, kas turi, tai užsidėk tinklus. Jau mažiau kraujasiurbių, jau viskas bus geriau. Nes kraujasiurbė, kaip žinot, ir ligas perneš. Ir taip. Ir nemalon, kad muselių. Tai va, dabar uždėjau tus muselių gaudytus. Tai per 3 savaitės galit pažiūrėti, kad ir tinklelė, kiek yra muselių. Aš tą triušidį nėra visur sandarinu, tai tarpelė, tai muselė jaut keičia visiau, tai energija ir bėgas nuo šilumos. Jie nuselė, tai matot, kiek ir per 3 savaitės tų muselių prigaudyta 100. Tai va, dėsim dar. Čia, kaip sak, ne reklama, bet šį metą tik bros, nes kai pigesnį tai 5 centas, ani neatleik savo dar. O bros ir pasiteisins ir labai gera gauda muselis. Tai teik tam kartu, toks džiugesniem nutaikom video. Tai va, seniai beikėliau. Bus kažkas naujai. Vėl pafilmuosim, jeigu vis gera, tai Liepos pradžio, gali kelsim video kietą. Su atvykusi naujų triušių, jeigu viskas gera, ten tuo Lenkijoje pasiseks. Tai viskas bus ok, kaip ir triušis ir sutarts, kad bus parduodams, bet neaišku, gal visko įvykti. Gyvenėms toks ir. Jei viskas ok, kažkon turėsim parodyti. Dabar pakrėkt, dabar niekas šiandien tik grūdų šitą įdėjo, kam kombinautų. Tai triušiai, kaip matot, ten įdavo čia šiaudų, visokių žulių, tarp tų šiaudų aš šiandieną nim nedėsiu žulės, negaus rytuo. Nu, gal mama katras suvokas ir es parnešti. Žolį daudu vasarą, kiti nedauda, aš tai kažką pradėjau duoti. Svarbu padžiuvinti, neduoti surasa. Anos, kad nebūt putėjimų triušiam ir problemų. Bet jeigu duoti tvarkingą, aš tavo dabar kokį rikmetį nepjaunu, vis laik stengiaus ar po darbą, kokį, kad grįžt 7, o dabar, kad dar šilta, vis kokiai nusipjauni, parsineši triušidį, padedam pavyst, arba deiną nusipjauni ant saulis palaiką apvyst. Ir duodi, ir viskas ok, jokių viduriavim, jokių problemų nėra, putėjimų. Ir kažko nereik baiminti senos. Sak, viens triušininkas patar, sak, tu naudok žuolį, nes čia ir į medžiagų daug gerų ir maistingas pašars. Kadangi dar turi liucernas pasėjęs, tai liucerną ką parnešti ant kap medų triušė. Valga.
Ačiū, kad žiūrėjot. Sutiksim kitam video. Iki visiems gerų triušių. Iki.